Pamario talentai tai yra toks renginys, kuriame visada meras dalyvauja. Aš jau nekalbu apie tai, kas turėsite rytoj laisvo laiko. Žinokite, kad pirmą kartą istorijoje ledo arenoje vyks ledo ritulio turnyras dėl mero taurės nuo 12 valandos, kur 4 komandos žais ledo ritulį. Na, ponios ir ponai, Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis. Labas vakaras, mėly Pamario talentų gerbėjai, dalyviai, svečiai. Labas vakaras, Seimo nariai. Iš ties tęsiasi tradicija ir, sakyčiau, labai graži tradicija. Surasti talentą, jį parodyti yra sudėtingas darbas. Ir mokytojams, ir pačiam gimstančiam talentui, ir tėvams, ir visiems šalia esantiems. Todėl šitas konkursas lygtai ir padeda iškelti naujus talentus, juos pateikti ant scenos, jais pasidžiaugti ir juos įvertinti. Jų bus 28 ir daugiausiai iš mūsų Klaipėdos regiono. Džiaugiuosi, kad dalyvavo iš Tauragės ir iš Pagėgių lygtai. Jeigu neapsirinkau, gal ir suklydau. Beveik iš visur, net ir iš Gargždų, iš Palangos. Taip, šitas visas reikia. Tai aš manau, kad šitas kraštas traukia šitas renginys, nes kadangi yra ilga jau tradicija. Dar daugiau, kai džiugina, kad šitie talentai, kurie bus nugalėtojai arba laimėtojai, jie sudalyvaus Rusnės festivalyje, kurį Rusnės festivalį žino visa Lietuva ir už Lietuvos ribų. Todėl aš noriu pasveikinti visus dalyvius, jiems padėkoti už drąsą, už, reiškia, tą kūrybą ir mokytojus ir tos dalyvius. Noriu padėkoti ir visiems žiūrovams, kurie atėjo palaikyti, paploti aplodismentais, nes jiems bus žymiai lengviau. Taip pat noriu palinkėti tai komisijai objektyvumo, nešališkumo ir kad visus įvertintumėt teigiamai, kad nebūtų pralaimėjusių. O organizatoriai noriu pakviesti į sceną Vygantą, kadangi jis yra ašis šito konkurso, Vygantai, ir noriu įteikti tau, niekada gal neįteikėm švyturį, tai Vygantai šviesk su savo, reiškia, šito konkursu, su Rusnės festivaliu ir be abejo, kad čia rinktųsi dar ne vienus kartus viso šito krašto, viso Žemaitijos ir mažosios Lietuvos krašto talentai. Ačiū tau, Vygantai, ir sėkmės ir gražiaus konkurso. Vygantas Koškus. Ir pabaigai, kadangi, ką jis sakė, Marijus, dar yra renginių šį vakarą, tai nebūsiu iki galo, labai atsiprašau, bet mano prizą įsteigtą įteiks vicemeras Tomas Budrikis. Tai gero vakaro, gražaus renginio ir gerų emocijų. Dėkojame gerbiamam merui. Noriu pasakyti, kad pirmą kartą istorijoje būtent Rusnės festivalyje Šilutės rajono savivaldybė iš specialios savivaldybės jaunimo programos finansuoja jaunimo saviraiškos stovyklą Rusnė Rock. Taip, kad, mėly bičiuliai, Rusnės festivalyje laukia daugybė netikėtumų. O dabar prie mikrofono leiskite pakviesti irgi prie Pamario talentų smarkiai prisidedančią, tai Lietuvos Respublikos Seimo narę Daivą Žebelienę. Labas vakaras, miela bendruomenė. Iš tikrųjų, džiugu matyti vis besirenkančius žmonės į šitą salę, palaikančius savo mylimus dalyvius šiandien čia, kurie konkuruos, galbūt ir susidraugaus su kitais. Ir džiugu, nes šiandien jūs irgi esate tas svarus balsuotojas, nes įeinant mums davė lapelius, kad palaikytume vienus ar kitus. Ir manau, kad čia šiandien reikia pasidžiaugti, nes tikrai 11 kartą renkasi šitoj salėje Pamario talentai. Tai ką tas sako, kad tai yra labai svarbu, reikšminga tam jaunam žmogui, kuris nori save realizuoti ir parodyti kitiems. Tai noris ir palinkėti jums šiandien gero vakaro, džiugių emocijų, gerų akimirkų, palaikymo savo dalyvių, kurie čia bus ant šitos scenos, o šitiems visiems dalyviams tai tikrai žiūrėti visą kaip į žaidimą. O aš šiandien savo rankose taip pat laikau prizą, kuris bus pabaigoje apdovanotas. Kiek žinau, lyg tai 3 vietos nominantas, tai šiandien dienai dar neaišku, kas čia laimės, bet tikrai vakare šita dovanėlė pasieks laimėtoją. Tai irgi noriu paprašyti Vygantoj ir jam padėkoti už šio vakaro organizavimą ir
irgi taip pat nesulauksiu galbūt šito vakaro baigties, bet tikrai linkiu visiems sėkmės, o Vygantui paliksiu ir patikėsiu, kad būtų įteikta su Mariaus pagalba šita nominacija. Ačiū Jums ir gero vakaro. Dėkojame gerbiamam Seimo nariui, dėkojame Šilutės savivaldybės merui Vytautui Laurinaičiui. Gero reginio, kaip jau būsite čia tiek. Na, o dabar, mėly bičiuliai, scenoje jūs jau pajutote veiksmas, judesys. Na, natūralu, kad Pamario talentai jau eilę metų prasideda tradicinių Pamario talentų himnų. Pasveikinti visus varžovus ir pirmus komisijos narius, kurie įvertins mus. Pamario talentai, Pamario vaikai, naujos idėjos ir nauji veidai. Eisime į priekį, laušime metus, prašom prisiminti naujus žvaigždžių metus. Pamario talentai, Pamario vaikai, naujos idėjos ir nauji veidai. Eisime į priekį, laušime metus, prašom prisiminti naujus žvaigždžių metus. Savo supratimą, matėmis jaus, tegul kas nori juokas, tegul kas nori pyksta, tik tai rangi komisija, niekada neklysta. Pamario talentai, Pamario vaikai, naujos idėjos ir nauji veidai. Eisime į priekį, laušime metus, prašom prisiminti naujus žvaigždžių metus. Pamario talentai, Pamario vaikai, naujos idėjos ir nauji veidai. Eisime į priekį, laušime metus, prašom prisiminti naujus žvaigždžių metus. Pamario talentai, Pamario vaikai, naujos idėjos ir nauji veidai. Eisime į priekį, laušime metus, prašom prisiminti naujus žvaigždžių metus. Pamario talentai, Pamario vaikai, naujos idėjos ir nauji veidai. Eisime į priekį, laušime metus, prašom prisiminti naujus žvaigždžių metus. O taip, 11 kartą Šilutės kultūros pramogų centre vyksta talentingų vaikų pateikimas publikai. Sakau pateikimas, todėl kad jūs scenoje matysite 28 jaunus, talentingus žmonės. Jūros žuvys plauk, bet gėrės mintis plauk, ko grįš per pažadas nevirsti. Ašaka tavim sutikau iš karto, pagavau, nes tu man primeni aušrinį rykmetį. Ją galėtum tu pakelk mane, parodyk ką už kalno duoti kalbėjimą, šaudyk gražią šeimą, kad tai kiekvieną dieną tavo ištrek. Auksinių pievų nuklotos kalvos ir girioje ošia ąžuolai. Čia mano žemė, čia mano mėlynas dangus ir saulė, aš galiu kvėpuot lengvai. Mes tarsi paukščiai visi skleidžiam sparnus, bet visada sugrįžtam į namus.
Well, you will drag me through hell and never come back from that, baby, we regret. Oh, but I won't let this go. No, that's no good. Don't forget your pride and sing a better song. What you think to me? I swear to you, it's gonna come back like a boomerang. Kaip gyveni, ar gerai, vakar ir vėl užmigai, per vėlai, su draugais, per naktį, juokas juokais, bet rimtai, rodos, kad jau pavargai nuo žmonių ir minčių, nenori nieko, mylėki širdimi, tikėki savimi, tu geras būt gali, dovanok kažkam stebuklą mažą. River wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your First profile. Well, one more did I say we should do just right. See the forest through the trees, got down on my knees, started
pasiruošę? Negirdėjau, pakartokit. Pakartokit. Aš skaičiuosiu iki 4.
Let's go walking, walking down the street, walking, walking down the street. Ooh, he is walking. Ooh, he is walking. Ooh, he is walking, walking, walking down the street. Walking, walking down the street. Walking, walking down the street. Let's go walking, walking down the street. Ooh, walking, walking down the street. Brawo! Invicini con vokalni sensacji słowami. La
queimando e eu não consigo parar. O meu coração tá queimando e eu vou deixá-lo queimar. Aê, eu lamento chorando e eu não consigo parar. O meu coração tá queimando e eu vou deixá-lo queimar. Aê, eu lamento chorando e eu não consigo parar. O meu coração tá queimando e eu vou deixá-lo queimar. Aê, eu lamento chorando e eu não consigo parar. O meu coração tá queimando e eu vou deixá-lo queimar. Aê, eu lamento chorando e eu não consigo parar. O meu coração tá queimando e eu vou deixá-lo queimar. Aê, eu lamento chorando e eu não consigo parar. O meu coração tá queimando e eu vou deixá-lo queimar. Aê, eu lamento chorando e eu não consigo parar. O meu coração tá queimando e eu vou deixá-lo queimar. Aê, eu lamento chorando e eu não consigo parar. O meu coração tá queimando e eu vou deixá-lo queimar. Aê, eu lamento chorando e eu não consigo parar. O meu coração tá queimando e eu vou deixá-lo Build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know loves by to say hello, well, I still see suspicion in your eyes. Here we go again. Asking where I've been. You can see the tears are real, I'm crying. We can go home together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. All in our lost mind, oh no. Oh, driving tears from your eyes. Let's don't let a good thing die. Oh no, 'cause honey, we know I'll never lie to you. Yeah. Too much. Oh, and I try. I can't walk out because I love too much. Oh, don't you know I'm calling a trap and walk out because I love too much, baby. Don't you know I'm calling a trap and walk out because I love too much, baby. I can't walk out because I love. Oh, in the trap. I can't walk out because I love too much. Oh, in the trap. I can't walk out because I love too much, baby. You know, caught in a trap and walk out because I love too much, baby. You know, caught in a trap and walk out because I love too much, baby. Oh, don't you? I can't walk out
Šitą sceną to dar nematė Mažosios Lietuvos Elvis Preslis, Vincentas Lukauskis. I know my love is dead. I'm alive at angels instead. And through it all, she offered me protection. And out of love and affection, wherever I'm right or wrong, without a waterfall, whenever it's may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm alive at angels instead. When I feel weak and my pain walks down a one-way street, I look around and I know I always be pleased with love. As the feeling grows, she brings flesh to my bones. And when the love is dead, I'm alive at angels instead. And through it all, she offered me protection, and out of love and affection, wherever I'm right or wrong, without a waterfall, whenever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm alive at angels instead. And through it all, at 17, oh Lord, 'cause I ain't going back. You take me for a fool, doesn't make me foolish. Told me I was wrong, passion made you realize when people it's just too late. Oh Lord, 'cause I ain't going back no more. You, all the things gonna show you what I made of. Break every chain that you put on me. You forward and change, but I agree, oh yeah. 'Cause I will never be what you wanted. This fire, oh, this fire is keeping me alive, making me believe I couldn't live, oh yeah. Make it hard to live and think it's all, oh yeah. You know I'll never be what you wanted. This fire, oh, this fire, you trying to get
How is it relevant? He was a 1 out of 10. I was just I knew it then. I'm still recovering. Truly I'm vulnerable. All of a sentiment. Quickly I opened up. Found my lesson that thought I was safe again. Thought I was innocent. I was so wrong. I can't deny I was stuck in a daze. Like stone-faced. You was convinced to though they're believable. They're what you play. So I'll take this from a roll. See, and baby, baby, you can go ahead. Cry those Oscar-winning tears. Popcorn and I'll scream. Baby, baby, you can go ahead. Cry those Oscar-winning tears. Oh, what a tragedy. It didn't have to be. Look how he talked to me. Cursing and blasphemy. Cinematography. Get this on camera, please don't know I'm gonna believe this here. I can't deny I thought you were the man, but you had a plan. So what are you lying for? What are you crying for? You did it again. So I'll take this from a roll street. And baby, baby, you can go ahead. Cry those Oscar-winning tears. Popcorn and I'll scream. Baby, baby, you can go ahead. Cry those Oscar-winning. Happy girl. Turn it up, turn it up, turn it up. To the ground there, to the ground there. Girl, a bubble, bubble wine there, bubble wine there. When you rock it down there, rock it down there. Girl, you are hot it down there, hot it down there. Clarity, we have to get wap, 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 wap. Give me your body inspector, we can take it off, 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 off. Wap, give me money, no we clap. The body full of wap, 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 wap. Give me your body inspector, we can take it off, 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 off. Take it off, take it off. I don't wanna look like you. Chap chap in the bando. I don't wanna look like you. Chap chap in the bando. I don't wanna you. Chap chap in the bando. No, no, you. Chap chap in the bando. No, no, you. Chap 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 no. I don't wanna look like you. Yes,
Mėlyje, iš tikrųjų labai noriu padėkoti visiems atlikėjams, tikrai buvo nelengva ir tikrai daug jėgų ir ginčių turėjome, ką išrinkti geriausių, kam duoti daugiau balų, kam mažiau. Ir noriu įsteigti, tiksliau įsteigiu, noriu padovanoti prizą savo žmogui, kurį mėgstu. Šiandieną gal jis neparodė savo geriausių sugebėjimų, bet aš noriu padovanoti šitą prizą žmogui, kuris, taip galėčiau pasakyti, anksčiau jį garsino pavardė, dabar manau, kad jisai garsina savo pavardę, tai gerbiamas Tajau, kviečiu tave ant scenos. Tajau, pirmiausia, kadangi tu buvai su tėčiu ant scenos, sveikinu tave. Čia yra, tėtis labai svajoja turėti šiltas kojines. Na, o tau tradiciškai šitas mano prizas tam, kad tu tobulėtum dar labiau. Taigi, sveikinu ir tobulėk. Gerbiamas komisijos pirmininkė, aš vienu metu buvau įsigandęs, kada jūs pradėjote vardyti, kad norite įteikti žmogų, kurį mylite, kurį tikrai vertinate, branginate ir apie tai, kad kurį garsina pavardė ir panašiai, galvoju apie Stoškų kalbą. Bet mano, jau supratau, kadangi Vygantas nedalyvauja, na, paplokite Vygantui ir Ryčiui. Neišskiriama pora scenoje, puikus abu vokalistai, muzikantai, daug gerų dalykų yra padarę dėl Pamario krašto. O dabar pradedame apdovanojimų ceremonialą ir pradedame nuo Tamstos prizas. Tamstos prizas tai yra ukulėlė. Tai yra toks paskatinamasis instrumentas ir tie instrumentalistai, kurie šiandieną grojate, galbūt kai kas, to instrumento nevaldote, tai Tamstos prizas yra vienam atlikėjui ir Vygantui Stoškui yra įteikiamas kartu su sūnumi. Jie įteiks šitą prizą, Tamstos prizą ukulėlė, Tajui Čalagonį! Nu va, Tajui, sceną. Čia neįsisuksi. Būgnai gerai, pučiamieji instrumentai gerai, bet ukulėlė yra dar geriau. Taip, Tamsta. Ir tai yra Tajus Čalagonė. Puikiai, nerealu. Jonaiva vadovas Jonas Jasas, tai yra Pamario krašto žemaičių vadas ir mobili garso kolonėlė ir kiti prizai. Vygantas Stoškus yra įpareigotas įteikinėti šitos prizus. Tai mes norime įteikti po simbolinį Jonaivos prizą Kristinai ir Viliui. Paplokite Kristinai ir Viliui. Kristina ir Vilius keliauja į sceną. Taip. Kristina ir Vilius. Jų įteikiami Jonaivos prizai. Įteikiant elegantiškas muzikantas, Klaipėdos krašto kantri tėvas, Viktoras Timošovas. Taip. Ir dar kartelį taip, plojimai jie, Kristina ir Vilius. Kiekvienam iš jų po garso kolonėlę. Ir tai yra Jonaivos dovana. Ir dar viena Jonaivos dovana, garso kolonėlė įteikiama Sofijai Merkelytei. Plojimai Sofijai. Sofija. Į sceną. Kas Sofija. Įdama į sceną, jinai mintyse galvoja, ar mane žiogas mato. Gal tam po kokią 5 metų aš irgi būsiu, o labai žinoma ir garsi. Puikiai. Taip, Sofija Merkelytė, ovacijos Sofijai. Pavyzdžiui. Nu va, Sofija, sudairinis penktadienis. Ir dar viena Jonaivos dovana garso kolonėlė. Jorūnei Seniutytei. Jorūnė. Kurgi yra mūsų Jorūnė? Jorūnė, laukiame tave scenoje. Taip, Jorūnė atbėga, bet kokiais žingsniais atvaro. Tai jūs kaip esate ko gero bėgimo čempionė mažoji Lietuvoje. Tai kokie 400 metrų. Atsisukite fotografą. Į fotografą, taip, kartu su aktorė nusifotografavo. Puikiai. Ir tai yra Jorūnė. Beloidės ausinės. Labai geras ausinės. Belaidės ausinės, tai reiškia, kad jie susidedate ir muzikos negirdite. Tai norime įteikti Jonaivos prizą Faustai Terminaitei. Fausta! Tai yra tokios šiltos, fainos dovanos, kurios tik įtvirtina bičiulystę, draugystę. Į fotografą nepamirškite, aktorės, nepabėkite. Į fotografą, tai yra nuotrauka, istorinė nuotrauka atminčiai.
Na ir dar viena puikiai dovana, mobili garso kolonėlė įteikiama Gretai Keinytei. Greta Keinytė. Ovacijos Gretai. Ai, Greta. Greta. Greta, prisiminė, apie ką mes kalbėjome? Greta, prisiminė, apie ką kalbėjome, ar ne? 5 minutės pamokų žioglį. Su to gerų judesiu, sceniniu įvaldymas. Nu, aš jau supratau. Aš Remigijau irgi tai pagalvojau, mes galėjome, aišku, iš Elvio Preslio pamokų, bet jau mums nebelemta špagatus padaryti šioje scenoje, tai jau ką padarysim, imsime kitas pamokas. O dabar, mėly bičiuliai, keliaujame toliau. Ir ateina metas, kaip visi didieji kolektyvai, kurių koncertiniai numeriai buvo ne vienas, ne du, Pamario šakočiai, Pamario kepykla yra įsteigusi prizų šakočius ir Vygantas yra bet kada pasiruošęs, kai tik tai kviesime kokią grupę ar šokių kolektyvą, šitą saldųjį prizą būtinai įteikti. Pradėkime nuo Šarūno reklamos piniginio prizo. Šarūno reklama. Piniginis prizas yra įteikiamas Pauliui Remeikiui. Ovacijos Pauliui! Pauliau! Laukiam tavęs! Sakykite mūsų Paulius? Taip, atkeliauja. Šarūno reklama. Įteikia Fausta Balonytė. Dovanų kuponas. Super, nuotrauka atminčiai. Dėkui. Na dabar, matyt, ateina metas išgirsti iš Remigijaus Žiogo tuos 3, kam jis yra įsteigęs prizus. Ar nori Remigijau vėliau? Kaip nori. Vėliau. Nu kaip nori. Gerai. Palikime, tegul tai būna tokia maloniai galbūt staigmena, ar ne? Niekas ten vėliau nesitikė, tai yra irgi tikrai puikus piniginiai prizai. Gerai, tai mes jį laikinai praleidžiame, o dabar muzikos klubas Karčiama. Muzikos klubas Karčiama ir jau čia Vygantas Stoškus, pats asmeniškai, Karčiamos siela. Vygantai į priekį, tai yra piniginis prizas muzikos klubas Karčiama ir įteikiamas šitas piniginis prizas puikiam kolektyvui, kuris atvyko iš Gargždų, Bangelis ir Šakotis, ar ne, žinau, ir Šakotis, Bangelis ir Šakotis. Super, nuotrauka, Vygantai, nuotrauka atminčiai, taip, nepabėgit kolektyvas, nepabėgite, žiūrėkite į fotografą, kuris stovi tiesiai priešai sceną, Bangelis. Šaunuolis. Ir jų vadovė yra Savinkienė. Gerai, toliau yra grūdų linija, yra įsteigusi 3 piniginius prizus, 3 atlikėjam. Taigi, ateina metas apdovanoti specialiuoju prizu. Tai yra grūdų linijos įsteigtas prizas šokių kolektyvas Žvilgis. Ruoškite šakoti. Šokių kolektyvas Žvilgis. Viduniečiai prisėdę savo širdimi ir sielą į scenos vidurį. Tai ne vien tik tai Šakotis. Istorinė nuotrauka atminčiai. Taip, tai yra šokių kolektyvas iš Žvilgis. Puikus kolektyvas. Grūdų linija taip pat yra įsteigusi prizą ir vokalistė. Ir tai yra Monika Šlepikaitė. Piniginis paskatinamasis prizas. Žydrė Domaitienė jai suteikta garbė. Išskirtinai. Apsikabinkit nuotrauką, Žydrę pareguliuokite. Nuotrauką atminčiai, taip. Apšvietimo daugiau scenoje, fotografas dirba. Dėkui. Na ir žinote, mėly bičiuliai, yra dar specialusis toksai žiūrovų prizas. Ir tas specialusis žiūrovų prizas, tą prizą įsteigė vienas žiūrovas. Aš Vygantai nieko nesupainiau, taip? Ir šitas žiūrovas ateis pats į sceną, todėl kad jis yra įsteigęs prizą. Ir mes netrukus sužinosime, kas šitą prizą laimėjo. Vygantai tai žiūrovas, kuris yra įsteigęs prizą, įtariu, kad persigalvojo, nes į sceną niekur neįda. Apie jo egzistavimą žino vienintelis Vygantas Stoškus. Tai, mėly bičiuliai, taip,
įpareigotas Šilutės savivaldybės vicemeras Tomas. Kol kas Tomai jūs nekalbėsite, kai įsteigsi savivaldybės prizą. O dabar žiūrovų specialusis prizas yra įteikiamas Godai Džalagoniai. Goda! Taip. Goda. Tai gyvoja pirma gimnazija. Tomas irgi šitos gimnazijos atstovas. Super, nuotrauka atvirkščiai. Labai gera nuotrauka. Turėtų atsidurti vicemero darbo kabinete. Na ir dabar Trukio stotelė. Vadovė Virginija. Nežinau, ar tiesiog Virginija esate čia, ar šitą gražią misiją kažkas tai kitas atliks. Taip, Virginija į sceną. Paplokite Trukio stotelę, geri draugai bičiuliai. Jų baras veikia Pamario talentuose. Malonu Virginiją pačią matyti, į scenos vidurį visada jinai palaiko vyganto idėjas. Tai, mėly bičiuliai, Virginijos prizas. Puikus prizas Trukio stotelės yra įteikiamas Kubano šokėjams. Kubano šokėjams atkeliauja į sceną. Super! Labai gerai. Nuotrauka atminčiai. Virginija, nusifotografuokit. Taip, tai yra nuotrauka atminčiai. Plojimai šitai puikiai elegantiškai porai. Dėkui. Žinote, yra Šilutėje limonado fabrike įsikūręs toksai superinis bravaras Juodasis Briedis. Labai gamina skanią gyrą ir visa kita, tai yra senasis Haidekruko limonado fabrikas. Ir jie yra įsteigę savąjį prizą. Ir Juodojo Briedžio prizas atitenka, įteikiamas piniginis prizas Atenei Kylio Kaitytei. Atenė į sceną. Prizą įteikia jauniausias komisijos narys vyrų tarpe. Nuotrauka atminčiai. Taip, tai yra Juodasis Briedis. Mano būstas vakarai yra viena iš tokių solidžiausių kompanijų, kurie remia ir Pamario talentus, ir Rusnės festivalį, ir yra pagrindiniai žuvienės virimo čempionato rėmėjai. Taigi, Mano būstas vakarai. Piniginis prizas yra įteikiamas Vakarai Barasaitei. Vakarą Barasaitę. Stadiono tarybos narė. Noriu įteikti šitą prizą, istorinę nuotrauką atminčiai. Tai tiesiog gražus, smagus, fainas susitikimas, kitaip ir būti negali. Šilutės baldai, Estraidytė, puikiai Augustė. Viktoras Timošovas, senas Klaipėdos baldininkas. Taip, istorinė nuotrauka atminčiai, kaip ir priklauso. Šaunuolė Augustė. Keliaujame toliau. Daug tų yra pačių įvairiausių prizų. Aš dar norėčiau sugrąžinti gerbiamą Virginiją, Trukio stotelės savininkę. Na, Virginija, kaip pasakiau, komplimentai pačiai, kad iš tiesų jūs daug esate prisidėję prie mūsų tokių visokių šio krašto gražių, fainų idėjų. Tai Trukio stotelė yra įsteigusi dar vieną identišką finansinį prizą ir jis yra įteikiamas Gustei Gureckytei. Ovacijos Gustei. Gustei keliauja. Puikiai. Šypsena abiejų veiduose. Dvi damos šypsosi, viena, kuri prizą gauna, kita, kuri įteikia. Taip ir turi būti. Da dabar pats metas Remigijau. Ateina metas tavo prizą, mes vis lipam aukštyn, judesiukas, tas jau ten vėliau, jau ten jo neblogai. Taigi, dabar išgirsime iš Remigijaus lūpų, ką jis ten yra paruošęs, kokius prizus ir kam. Labas vakaras, labai ačiū visiems už kantrybę. Tavo toks įspūdis, kad čia mūsų laiko bus daug daugiau negu vyko pasirodymai. Dovanų yra daug, bet vaikai tikrai yra verti, dar šiek tiek kantrybės, šypsenų ir plojimų, kas tikrai yra verti.
Ir antri metai iš eilės noriu vėl simboliškai, ten sako piniginiai prizai, aš daug neduosiu. Yra 3 po 50. Nu. Tai pernai daviau jam ir šiemet duosiu, nes Tajus tikrai yra to vertas, jis labai charizmatiškas, Tajus yra Magonija. Galbūt čia labiau yra, tą jau duosiu tau, bet čia jūsų šeimos nuopelnas, todėl kad ir sesė labai charizmatiška, faina, dar ir tėtis labai subtiliai iš galo tau pritarė, kad ir tie būgnai kažkur buvo neįsijungę, tu šiek tiek susiparinai, bet viskas labai gerai. Svarbiausia, kad tu taip toliau charizmatiškai, gerai? Krūta šituos yra. Gerai, čia. Gerai, plojimai Tajui, kad kuo daugiau tokių šeimų, kurie lipa į sceną, nestokoja ir taip stebina. Aš suprantu, kad Tajų, šitas prizas, kurį įteikė mūsų scenos reklys gerbiamas Remigijus Žiogas, yra skirtas jums dviem, tau ir tėčiui. Tau pinigai, tėčiui vokas. Aš dar turėjau tėčių kojinės, bet irgi palikau viršai. Gerai, aš galbūt neišskirsiu Elvio Vincento Lukausko, kuris man yra numeris 1 šiandieną, nes labai charizmatiškas. Norėčiau, kad jam įdėtų plojimai dabar, nes Elvis tikrai sužavėjo visus. Tai Elvi, nežinau, kur dabar sėdi, bet tu neik čia, neik. Elvi, neik. Tu iš manęs negausi, tu iš kitų gausi. Jo. Nes tu esi tarp tų alfos, žinau. Jo, tu esi žvaigždė ir aš turėsiu tavo kontaktą. Kad iš tave kviesiu renginius, gerai, tu savo pitisoką gausi užsidirbti. Jo, lygiai taip pat kaip Mėta, Mėta iki tavęs nekviesiu, nes šiandien vieną pitisoką tau jau sumokėjau Švyturio arenoj. Nes Mėta yra tikrai charizmatiška, labai faina, gyva, mes jau susirašėm su ją per Instagramą, tai plojimai jai, 27 numeris. Ir tu dar įlipsi čia į sceną, tai storiukas jau. Bet kokia ta faina iš Klaipėdos 8 metų Grėtė Keinytė, kuri rodė tos judesius, yra kaip 8 metų, o mano dukra yra 9 metai, lygiai taip pat maivasi prieš kameras ir visur kur, tai aš likau jos pakerėtas, tai jai tiesiog duosiu. Ir bičiuliai fotografas, pasiruoškite. Bet jie dabar pakartos su Grėtė, Remigijus su Grėtė pakartos tą judesį. Taip, tą judesį, va dabar abu, vietą. Nu neblogai, spėkite. O, išmėgiai, dirbam, klausykite, superinis reikalas. Va taip. Na, ir žinoma šypsena, žvilgsnis į foto objektyvą ir istorinę nuotrauką atminčiai, šaunolė. Va, ir trečias, vienas pasirodymas buvo kitoks, nei visi matėm ir mane tikrai sužavėjo pramoginiai šokiai, šokių klubas Kubana. Aš prieš 10 metų šokau šokių projekte, tai man tokia nostalgija ir jų vadovė Lina Tiktinaitė ir jūs įnešėte į šitą mūsų gražų talentų vakarą kitokios gražios energijos ir tie rūbai, subtilumas, energija, tai ne vokaliniam pasirodymui irgi noriu skirti 50. Ir Kubana. Ačiū Jums labai. Nors manęs Moriginas yra išvadinęs televizijų kretingos stulpų, bet šis pasirodymas buvo nuostabus. Tai kaip Selas, savo darbą aš baigiau. Bam. Jo, klausykit, čia buvo gerai. Bet matote, kiek Žiogas Remigijus yra visko prikvietęs. Pavyzdžiui, Karčemo Žiogas niekur nėra pakvietęs. O jau kai kurios jaunus atlikėjus viskas tenai yra gerai. Tai gerai, mėly bičiuliai, prieš pradedant vis rimtesnius apdovanojimus, kilsime aukštyn, bet ateina metas išgirsti. Paruoškite 7 geriausi atlikėjai, prieš pradedant kilti aukštyn, kurie gauna pakvietimus dalyvauti Rusnės festivalyje su Mažosios Lietuvos gyvo garso grupe. Rusnės festivalio sumanytojas Vygantas Toškus, ateikite čia į priekį. Mes juos kviesime po vieną, išgirdę savo vardą pavardę, ateisite į sceną, tai ne piniginiai prizai, tai kur kas daugiau. Rusnės festivalyje jūs pasirodysite publikai su rimta komponuojančia grupe ir kada atsiimsite tą vadinamą įkvietimą,
pasiliksite scenoje, kad 8 atlikėjų, jų bus 8, kuriuos mes kviesime į scenoje, kad padarytumėme bendrą istorinę nuotrauką. Gerai, pradedame. Tai, mėly bičiuliai, ateina metas paskelbti, kad Rusnės festivalyje su grupe pasirodys Atėnė Kilokaitė. Ovacijos Atėnei. Atėnė Kilokaitė. Kilokaitytė. Taip, Atėnė. Puikiai. Šaunolė. Visi su nekantrumu lauks tavo pasirodymo, pasilik scenoje. Pasilik čia. Mėly bičiuliai, į Rusnės festivalį kviečiamas savo soliniam numeriui su akomponuojančia grupe Kristupas Kerulis. Ovacijas Kristupui. Kristupas Kerulis. Čia mes girdime vardus pavardės tų, kurie dar negauna kažkokių tai prizų. Jau yra aiškus, kas trečiasis šitam svajonių aštuntuke. Augustė Palavičiūtė. Augustė Palavičiūtė. Augustė. Rusnės festivalis. Vasara. Rugpjūčio pradžia. Pirmas rugpjūčio savaitgalis. Susidėliokite savo planus. Praleidžiate Rusnėje. Keliaujame toliau. Vincentas Lukauskas. Jo. Elvis Brezgis, kuris su grupe atliks Edmundo Kučinsko pavėdainį. Pasižiūrėsime, kaip jisai sugeba persimainyti. Neblogai, pasilygite scenoje. Keliaujame tolyn. Gabija Korelytė. Gabija Korelytė. Ovacijos Gabijai. Vis mažiau Rusnės festivalyje nežinomųjų. Svajonė aštuntuke. Palaiminga šypsena atsiranda veiduose. Smagu ir gera. Fainas. Ir tai yra svarbu. Mėda Visminaitė. Mėda Visminaitė. Mėda atkeliauja 7 žingsniais. Pradėtais kitą romėlį, tai jau pamačiau nugalėtą. Papirkate publiką puikiai. Lauksime jūsų Rusnėje. Toliau lieka 2 nežinomieji, kurie Rusnės festivalyje pasirodys su grupe. Viltė Kirstukaitė. Viltė Kirstukaitė. Plojimai Viltei. Wow, puikiai. Dar žinote, lieka vienas nežinomasis. Tai pakvietimas, vienas nežinomasis. Ir tai yra puikus kolektyvas, kurie šiandieną buvo geri. Įdomiausia, tai nežinau, kaip jie tenai su grupė, nes jie dainavo akapeloje. Grupė Vokalis, ovacijos jiems! Ir jie keliauja į sceną. Ir daug. Jie geri. Jie ateina. Ir Rusnės festivalį. Taip. Super. Na, manau, kiekvienas, kuris dalyvavo Pamario pagalbose, jie tikrai surado savo kelią į publikos širdį. Na, o dabar istorinė nuotrauka atmečiai. Vyrai taip per vidurį, taip. Nu, susiklauskime. Damos eina į priekį, vaikinai tada į truputėlį gale. Taip, kad būtų bendrai istorinė nuotrauka, kur mūsų fotografas, jis yra pasiruošęs padaryti, kažkaip fotografas dingo, arba palpo išlaimą, jis iš aukštai. Jis jautė, kad ta nuotrauka yra reikalinga, šypsosi visi, Elvis Preslis susidėrino, galvoja, mane krašte paliko. Paprastai Elvis Preslis būna per vidurį. Gerai, puikiai, šaunuoliai. O dabar keliaujame prie pagrindinių prizų. Kylame vis aukštyn ir aukštyn. Žiūrovų prizas. Ir tai yra 100 eurų piniginis prizas. Renginio organizatoriai, žiūrovų prizas. Vyko labai rimta kova. Jūs patys balsavote. Ir vyko kova taškas į tašką. Ar žinote, kad nugalėtoją lėmė 2 žiūrovų balsai? Ir kova vyko tarp salūno ir vyko tarp pacientų. 2 balsais. Nugalėjo 2 balsais. Pergalę šventė Pamario talentuose
Ateikite į vidurį, ateikite labiau į vidurį, fotografas prašo. Čia, arčiau mane, atsives savo žmoną arčiau. Taip, padėsite, čia, drąsiau. Čia. Aš suprantu, kad šitas kolektyvas yra labai fotogeniškas, choreografiškas. Žiūrite tenai į fotografą, kuris keliauja ten į salės, vat matote, kur žmogus pakėlęs ranką. Nu, čia žmogelis šokinėja iš laimės ir galvoja, tokia pergalė, toksai superinis, žiūrovų totalus užkariavimas. Ačiū Jums, šaunuoliai. Noriu pasakyti ir įspėti žmogų, kuris laiko šakoną. Jūs laimėjote tą žiūrovų prizą ir jeigu kitais metais jūs grįšite, nes prizas yra pereinamas, jeigu kitais metais neiškovosite pergalę, šakotį grąžins. O dabar jau galite palikti sceną, viskas buvo neblogai. Taip, jie jau gali ramus nusileisti nuo scenos. Na, mes keliaujame toliau. Facebook paskyros nugalėtojas. Ir čia yra prizas Šilutės seniūno Raimundas Steponkus. Nežinau, ar Šilutės seniūnas Raimundas Steponkus yra taip. Šilutės seniūnas Raimundas Steponkus atidėjo savo gero draugą 30-metį, kad galėtų sudalyvauti, nes sakė, Pamario talentai yra rimtas dalykas. Ir pats Šilutės seniūnas atkeliauja, kad įteikti Facebooko nugalėtojui piniginį prizą. Facebooko paskyroje Šilutės seniūno Raimundo Steponkus piniginį prizą 100 eurų laimėjo Atenė Kilogaitytė. Atenė Kilogaitytė. Atenė Kilogaitytė. Istorinė nuotrauka atminčiai. Puikiai. Atsisukite fotografą. Seniūnė, nepabėkit. Taip. Istorinė nuotrauka atminčiai. Ir žinoma specialusis diplomas. Dėkui Jums. Keliaujame toliau. Mėly bičiuliai, tai dar ne viskas. Liko neįteikta 10 piniginių prizų. Ir kylame vis aukščiau. Mėly bičiuliai, uždara akcinė bendrovė Žibai. 100 eurų paskatinamasis prizas. Ir jis yra įteikiamas Aleksijai Šlaimaitei. Ovacijos kai. Jinai keliauja. Puikiai, Uždara akcinė bendrovė Drava ir jos vadovas Giedrius Kirstukas. Iš karto noriu pasakyti, kad Giedrius prizą įteiks dainininkui, vokalistui vaikinui. Mėly bičiuliai, Giedriaus Kirstuko įsteigtas prizas yra įteikiamas Kristupui Gerūniui. Kristupas Gerūnis. Į priekį labiau, į priekį Giedriau, į priekį nuotrauką atminčiai, į priekį Kristupui. Puikiai. Taip, ir dar kartelį tai, Kristupas Gerūnis. Šaunuolis Kristupai, ačiū mūsų vienam iš Pamario talentų rėmėjų. Šilutės Pamario progimnazijos vadovas Marius Surplys yra taip pat įsteigęs savąjį prizą. 100 eurų vertės ir šis prizas yra įteikiamas, kaip ir šakotai, šokių kolektyvui Salūnas. Šokių kolektyvui Salūnas. Neblogai, klausykit. Šokių kolektyvas Salūnas. Ir jiem yra įteikiamas specialusis prizas. Na, šaunuoliai. Na, Viktorija, tu tikrai buvai šaunuolė. Aš manau, kad kiekvienas, kuris dalyvavote Pamario talentuose, jūs suradote savąją publiką, suradote vieną kitą, kuriam tikrai įspūdį palikote, kuriam paprasčiausiai patikote. Ir tai yra svarbu. Keliaujame toliau ir tai yra uždarosios akcinės bendrovės Vietora įsteigtas prizas. Vietoros prizą įteiks Vygantas Toškus. Ir Vietoros prizas atitenka Kornikai. Ovacijos jai. Ir tada keliauja į sceną.
Nuotrauka aišku atminčiai, o dabar, mėly bičiuliai, pradedame skelbti pirmąjį penketuką. Tai yra Pamario talentų penketukas. 5. vieta. Nuo prizininkų garbės pjedestalo aukščiausias vietos 4 laipteliai. Užimti Pamario talentuose 5. vietą tai yra daug. 5. vieta tai reiškia, kad jūs nugalėjote 23 konkurentus. Jūs buvote geresni negu 23, bet jau vertinimo komisija jūs taip matė. 5. vietą. Ir čia dar kartą sugrąžiname uždarosios akcinės bendrovės Drava vadovą Giedrių Girstuką. Jo piniginis prizas už 5. vietą yra įteikiamas Pamario talentai 2025 Augustai Paulavičiūtei. Auguste. Nuotrauka atminčiai. Taip, Auguste. Šaunuolė Auguste. Dėkui. 4. vieta. Ir čia prizas steigėjai, TS projektas, vadovė Laura Jurkuvienė. 4. vieta. Per žingsnis nuo bronzinio apdovanojimo. 4. vieta. Ir tai yra vaikinas. Vincentas Lukauskas. Ovacijos Vincentui. Vincentas. Vincentas Lukauskas. Vincentai, pasilikite čia, taip. Pasiliekate kartu. Na, dabar kylame aukštyn. Ponios ir ponai, 3. vieta. 3. vietą iškovoja ir Lietuvos Respublikos Seimo narės Daivos Žebelienės piniginį prizą laimi Gabija Gorelytė. Gabija Gorelytė. Pagaliau, to labiau Gabija šypsosi. Puikiai Gabija, taip. Prisijungite tenai prie jų. Gabija Gorelytė. Taip, mėly bičiuliai, taip, ir tai yra Gabijai specialiai 3. vietos taurė. 2. vieta ir didėja piniginiai įvertinimai. 2. vietos steigėjas Mano būstas vakarai. 150 eurų piniginis prizas. 2. vieta 150 eurų piniginį prizą laimi Mėda Visminaitė. Ovacijos Mėdai. Mėda. Aš jau pradedu įtarti, žinai, Mėda yra toksai posakis, kurį matyt reikės panaudoti, sako, neminėk Mėdos vardą be reikalo. Tai čia laimi, viską nusinešė. Visi vyrai tik tai nori fotografuotis, o mes keliamės tolyn. Mėly bičiuliai, 1. vieta, bet tai ne Grand Prix, nes mūsų laukia ir Grand Prix. 1. vieta, tai yra vienintelis žingsnis. Tu praleidai vieną, kurio pasirodymas komisijos verdiktų buvo geresnis negu tavo. Tai 1. vieta ir 200 eurų piniginį prizą, kurį įsteigė Šilutės rajono savivaldybė. Ir gerbiamas vicemeras Tomas Budrikis, kada Tomas įteiks šitą prizą, po to mes jam duosim ir žodį pasakyti, bet dabar kulminacijos negriaukime. Tai 1. vieta 200 eurų piniginis prizas įteikiamas Viltei Girstukaitei. Viltė Girstukaitė.
Taip, taip ir dar kartelį taip. Pamario talentai. Nu, vicemerė, taip jau buvo sudarta. Žinau, kad jūs esate prisiekęs Pamario talentų draugas, bičiulis, visą tai, kas vyksta. Tai gerbiamas vicemerė, kokie įspūdžiai, kaip jaučiatės? Tai labas vakaras, gerbiama Pamario bendruomenė, gerbiami svečiai. Be galo šiaip džiaugiuosi, kad mes turime tokį renginį, turime tiek talentų ir šio renginio metu galime juos atskleisti. Ačiū Vygantui, ačiū komisijai, ačiū vedantiesiems ir aišku, ačiū jums dalyviai. Be jūsų tikrai neturėtumėm tokios gražios šventės, tokio gražaus renginio. Gero vakaro visiems. O dabar, ponios ir ponai, ateina metas išgirsti šio Pamario talentų festivalio laimėtojų vardą, pavardę ar grupės pavadinimą. Taip. Jo. Čia nieko manęs nestebina, Vygantai, kad klaidos vyksta, čia viskas normalu, sakykit. Dar trečią vietą paskatina, kaip mūsų Seimo narė kalbėjo pradžioje, palieku savo piniginį prizą trečiai vietai. Tai trečią vietą, kas laimėjo, ir Daivo Žebelinės piniginis prizas. Supratau, Žebelinės pinigus buvai pasilikęs. Ką reiškia, Seimo narė, tik tai nepasiliko apdovanojimo ceremonialę, viskas tvarkoje. O dabar, mėly bičiuliai, Grand Prix. Ir čia prizo steigėjas yra Šilutės kredito unija. Kiekvienais metais Šilutės kredito unija įsteigia pagrindinį prizą, finansinį. Ir šiais metais šis piniginis prizas yra 300 eurų. Tai 300 eurų. Pakelkite salėje sėdintis rankas vokalistai vyrai. Duokite apšvietimo. Vyrai, kurie dainavote, kilstelėkite rankas. Kurie dainavote, ar yra? Bent vienas. Nu, turiu jūs nuliūdinti, jūs nelaimėjot. Nuleiskit rankas. Liko damos, liko grupės ir visiems neaišku, kas. Pamario talentai 2025. 11. Ir jie buvo patys geriausi. Jie kaip tie romėnai. Atėjau, pamačiau, nugalėjau. Pavergiau visus. 300 eurų prizas Grand Prix. Ir tai yra ansamblis Vokalis. Jie keliauja į sceną. Klaipėda, Klaipėdos kraštas. Jų triumfas mažosios Lietuvos sostinėje Šilutėje. Scenai žiūrovai, mes pasiruošę kovai, pasveikinsim visus, varžovus ir draugus, komisijos narius, kurie įverdins mus. Pamario talentai, Pamario vaikai, Istorinė nuotrauka atminčiai. Taip, istorinė nuotrauka atminčiai. Tai ir visas prizininkų pjedestalas, visas penketukas. Prisijunkite iš kraštų. Bendrai istorinė nuotrauka. Taip, vadykite. Tas visas šaunusis penketas prie Grand Prix. Fotografas bėga, skinasi kelią, kad kuo iš aukščiau vertinimo komisijos žiūri nariai taip pat ateikite, prisijunkite, kad mūsų būtų daug, visi būsime pastebimi. Vygantai, Vyganto komanda, o jinai yra šauniai, Vygantas dėkoja Šilutės kultūros pramogų centro kolektyvai.